Ale wiesz, że to nie ty? No tak, ładnie też. Second restaurant, not working at all. Darbo laikas iki 12:30. Dabar yra 12:09. Viskas užrakinta. Darbo laikas iki 12:30. Dabar yra 12:09. Viskas užrakinta.
Tai žodžiu, salė kaip salė, belekas iš tikrųjų. Vienas vienodas treniruoklis. Šiaip gaila kartais, kai tai padaro. Čia šis nesupras. Antras vienodas treniruoklis. Dar vienos vienodas treniruoklis. Ten vienodas treniruoklis. Bet esmė, kad silpnai, nes realiai čia nėra tų svorių. Panteliai 12, 6, 4. Šitą naudotis negali, nes realiai nėra tų užsukimų gale. Tai realiai bandžiau daryti, tai ką slys tavo svoris ir viskas čia kaip aš palikau. Tai iš esmės tai belekas. Realiai buvo sulaužyta, čia kaip pasakiau, tai jie sutvarkė čia šitus uždėjo visus duomėjimų, ten tie mechanizmai matys. Tai va, tai šiaip tai tokia salė, tipo kad yra, bet realiai tai pasinaudot, aš čia ją pasinaudosit. Baseinas irgi bandėm tą šildomą baseiną, jisai per šaltas iš tikrųjų tas baseinas. Gražus, šiaip tai tikrai labai gražus, čia taip jau objektyviai šnekant, tai gražiai atrodo viskas, bet gan šalta. Labai nepatinka jums, kai filmuoji, tai to pratęsiu toliau. Tai kaip 4 žvaigždučių viešbutis, tai čia ta teritorija įėjimo tai labai graži. Šiaip sakiau, tai nefilmuosiu detaliai, bet vargina tas, kad atvažiuoji į viešbutį ir patiems aktualu būna pasižiūrėti tos viešbučius prieš atvykstant, kad kokia reali jų būklė ir taip toliau. Ir YouTube'e aš neradau bent informacijos, tai sakiau sumėsiu ir savo ir kitiems, ir bent jau kitiems tikrai tokį trumpai. Bet reikia iš tikrųjų kameros kažkokios, kad nematytų, kad filmuoji, nes labai kreivai žiūri, labai neleidžia filmuoti, labai nenori, kad filmuotų. Visi daug tokių buvo situacijų, tokių, kur ateini, pavyzdžiui, 18, tarsi tiesiog žinau tiksliai laiką, nes buvo toks minimalus konfliktas, kai ateini į valgyklą, į restoraną. Čia ne mūsų reikalai, turistų. Čia kažkokia konferencija vyksta, dėl to čia vyksta šalutinių dalykų. Tai ateini į restoraną 18:30 diena buvo iš tikrųjų, 3-2 jau net. Ir jisai rėkė ant manęs, kad tipo, negalima čia eiti, bet žinai, tu pirmiausia pažiūrėti laikrodį prieš rėkdamas ant žmogaus. Pradėjo jisai man ten, negalima čia dar eiti, čia dar nelaikas, mes dar nepasiruošęs. Sakau, tai kad jau yra 18:02 vakarienė. Tai jisai, nesvarbu, mes dar nepasiruošę, žinot, kodėl, ta prasme, tu taip principingai žiūri, kad 18:30 yra eini. O todėl, kad kai pavyzdžiui, ateinam ir vaikų žaidimų aikštelė nedirba 12 valandą, nors parašyti iki 12:30, tame problemos nemato. O kai jiems įsipareigojimas yra kažkoks, čia receptionas toksai, šiaip tai atrodo viskas čia tvarkingai tikrai. Tai kai jie tai problemos nemato, kad vėluoja, o kai savo laikus, tai maistą nurenka iš karto tą pačią minutę, kai baigėsi vakarienės pietus pusryčiai, tai iš tikrųjų visuose tas pats. Bet čia labai suerzino tas, kad jisai staugia, nepasitikrinęs baras. Ir paskui, tipo, į ką jis apsisuko ir nuėjo, paskui pamatęs, kad jis buvo neteisus. Bet taip, žinai, sugadina pati emocija, tai tokia labai nemaloniai yra. Tai kažkoks restoranas, bet šitas restoranas tai tragiškas. Turiu video tokį, žinai, čia jisai. Tai čia tipo toks pietų restoranas. Nenoriu filmuoti, sakau, jie čia nelabai nori leidžia tai daryti. Tai galim filmuoti iš tikrųjų pas mane. Bet tai čia tokia irgi sneksai. Tai parodė čia tie sneksai. Keli daiktai padėti. Turi būti patenkintas. Kava ne iš pupelių labai nepatinka. Tik tai ta tirpi kava. Anam restorane buvo viskas gerai ir viskas Sentido, Bellevue Park hotel. Tai tas tai buvo gerai. Tai va ten buvo normali kava, tai čia trūksta labai kavos. Tai va tokie nedideli, kad kas nepatiko, tai kad normaliai nelabai, yra sporto klubas, bet realiai nėra sporto klubo, nėra ten ką daryti per daug. Tada kad
kavos nėra normalios. Kas dar? Jeigu žaidimo aikštelė realiai nesąmonė, tai sakau, gaunasi galėsiu filmuoti šią. Pati erdvė man labai patinka. Čia skonio reikalas, aišku, bet man labai patinka. Man labai patinka tas didelis baseinas, ta didelė erdvė, šalia tas uostas, vieta žiauriai gera. Nežinau, man labai patinka. Čia šitas, aš antrą kartą šitam viešbutyje. Praeitą kartą kas nuliūdino, nes buvo sezonas, tai viskas veikia. Dabar restoranai neveikia, baras priešais neveikia. Tokies gyvybės nelieka. Čia visa šitą aikštelė buvo pilna žmonių, viskas veikia, vyko veiksmas. Čia jie turi žiauriai fainas tokia kaip ir vakarėlių salė, visur tų skrūždžių. Tai kai laukia viskas ok, bet kai kambariuose skrūždžių pilna, tai man netrukdo, kitiem trukdo. Tai čia jau kiekvienam nuspręsti, trukdo ar netrukdo. Čia dabar kažkas vyksta, tai aš čia nepafilmuosiu. Tai kas dar čia? Ir tie gėrimai, tokie alkoholis, tai čia tragedija. Jeigu galima gerti tik kaulų, nes visa kita tragedija tikrai. Tai toks uždarytas klausimas, kokteiliai uždarytas klausimas, nes tragedija. Sultis tragedija, ten visiškai tie jupi, ten tokie visokie, tokie šūdas iš tikrųjų paskutinis. Tai kai kitur buvo viskas buvo natūralios sultis, tai žiauriai skirtumas didžiulis. Taip pat vaikų žaidimų aikštelė. Graži teritorija. Gražiai atrodo. Viskas faina. Bet tik tiek, kad viskas gražu, tik tiek, kad neveikia. Va dabar veikia. O tai dažnai, kiek mes atėjom, tiek neveikia, tiek uždaryta. Tai žinot kaip, pažiūrėjau, atsisėdau pirmą vakarą, kadangi interneto daug kur nėra, kas labai nepatinka. Tai restorane nuėjau biškė tokiau atsisės, nuo visų tikėjausi, gal toj vietai bus internetas. Ir prisistatė kažkoks, tai sako, jūs čia negalite sėdėti. Tai va tas, žinot, kaip nuvažiuoji į all inclusive ir tau visur negalit, neveikia tas, tai erzina, čia ne tragedija yra. Bet esmė yra, kad jeigu tu sumoki pinigus ir atvažiuoji all inclusive, tu nori būti laisvėje tokioje, žinai, tugi nedarai neleistinų dalykų, bet kai tas restoranas neveikia, tas baras neveikia, to biški negalima, tuo metu negalima, nors tuo metu turėtų veikti, bet neveikia, tai tiesiog užknisa, paskui jau galų gale tiesiog paima ir užknisa, tai va čia irgi atsisėdo, visi negali. Kodėl sakau, tai todėl, kad, žinot, čia mes turim tik 100 žmonių, mes negalim čia visos erdvės, tai bet čia jų problema, čia. Tai tiesiog. Ir paskui, tai sakau, kodėl interneto nėra. Tai čia iš vis restorane pas mus interneto nėra. Tai vat šiais laikais, kai tu internetą turi kažkur, tai ten Nepale, aukštai kalne ir tai turi internetą, tai yra, absoliučiai nepriimtinas dalykas. Visiškai. Tiesiog netoleruotinai yra, nežinau. Man asmeniškai, čia gal kažkieno ta nuomonė bus kitokia, bet man asmeniškai internetas šiais laikais yra būtinas, tai va. Ir šitas turėtų visai gražų restoraną, jisai nėra kažkoks labai modernus ir gražus, bet vieta kokia faina, kai būtų, kavos atsigerti, dar kažką, tai kažkokią skylę atidarė, o šitą uždarė, tai aš nežinau, vadybininkui tai reiktų pakeisti vadybininką, nes visiškai nesąmonė. Aš esu, tada kaip pernai buvau čia, tai buvo viskas čia veikia. Ir ką, visai fainai, tikrai viskas fainai. O dabar, pavyzdžiui, prie jūros čia jie nieko neturi. Tokio arčiau. Tai gaila labai, kad tikrai gera vieta, tikrai visai geras viešbutis. Man patinka, nors jis 4 žvaigždučių, bet jis nenusileidžia kitiem 5 žvaigždučių viešbučiams. Maistas geras, iš tikrųjų, toks mažiau pasirinkimo, kas minusas, kad, pavyzdžiui, būna kokios krevetės, bet jos baigėsi ir jie jų nebeatnaujina, tik tai kažkokį kiekį padaro. Tai šitas erzina, kad turi pirmas pasiimti viską, bet yra krevečių, yra mėsos, yra žuvies, yra normalaus maisto. Negalima sakyti, kad čia jie kažko neturi ir kad čia nėra ką valgyti. Tai gertai, mineralinis vanduo, gazuotas yra, kas toks alternatyvas sultim, nes sultis tai pamiršti galima, kokteilius ir sultis, tai čia geriau negerti, nes čia vaikas atsigėrė, tai dažo šonus, nesąmonė visiškai. Šiaip tai fainai, renginiai vyksta, jie čia šoka, daro visokius renginius,
Nežinau, viskas patinka, man labai patinka šitas baseinas, didžiulis baseinas, bet va baras neveikia to baseino, nu irgi, kodėl, galvoju, nu taigi jūs tokį barą turit, nu tai išnaudokitės tokiais dalykais, nežinau, nelabai suprantu aš tokio principo, bet jau čia jų pasirinkimas, nes žinot, kaip yra, man kaip vartotojui, aš atvykstu ir pusės paslaugų negaunu ir aš esu nepatenkintas ir aš duodu blogą vertinimą ir paskui sako, kodėl tas viešbutis, va, pavyzdžiui, kaip ir geras, aš papuoliau, jisai čia ir Google Maps, jisai turi 4 žvaigždutės vertinimo, nu tai kaip ir prastas vertinimas yra, nu 4.0 turiu menytis iš 5 vertinimas, tai čia yra blogas vertinimas, į tokius dažniausiai vengi važiuoti. Man čia netyčia gavosi pabandyti ir aš matau, kad jis buvo vertesnis, tuo metu, kai viskas veikia, jis buvo vertesnis už tokias, negu įsivertinamas Google Maps. Bet dabar aš suprantu, kodėl šį kartą atvykęs, kodėl jisai tokią žemą vertinimą turi. Nu, todėl, kad žmogus ar sezono metu atvažiavęs, ar ne sezono metu atvažiavęs, jis vis tiek nori gauti visas paslaugas nuo iki. Man tai nerūpi, kad jie mažai klientų šiuo metu turi ir jie nenori, taip sakant, į minusą dirbti. Nu, tai kaip, turit pasiskaičiuoti tada. Tai va, tuo labiau, kad jis nėra iš pigių, bet va, čia žiūrėkit, uostas, tiesiai gali nueiti į uostelį, pasivaikščioti, nu, wow, tikrai, vieta tai wow, nes kiti va buvom dabar kur tame, nu, tai ten jau neskaitant tų visų problemų, kurias mes čia sprendžiam su Novatūru, aš apakęs esu, iš tikrųjų, Novatūras nebeatrašo antrą dieną mums nei vadybininkė, nei Novatūras, nežinau, paskui, nu, bandysiu per vartotojų teisės tvarkytis. Pažiūrėsiu, kaip čia viskas dėliosis, nes realiai tiesiog ignoruoja, žinot, kad būtų komunikacija ir, tarkim, nesutiktų, mūsų nuomonės nesutaptų, tai mes galėtumėm išsiaiškinti kažkokius dalykus, tu dabar tiesiog fiziškai negali išsiaiškinti, nes organizatorius kelionės, kuris tau kelionę organizavo, tau neatsako į laiškus, neatrašo į WhatsAppus, tiesiog ignoruoja, tai nežinau, įdomu, kuo tai baigsis, nes man tai, mano nuomonė, tai yra absurdas. Tai buvo mandagus bendravimas, nebuvo kažkokio, žinot, kai būna, jeigu tu ten kažkoks labai nemandagiai būtum kažką pasakęs, nu ten išsireiškęs, kažką čia pasiuntęs kažkur, tai tada suprantama yra, kad pilna teisė turi su tavim nebebendrauti, nes tu esi elgies nepagarbiai ir taip toliau. Čia buvo komunikacija dėl viešbučio keitimo, dėl trūkumų nuo viešbučio, aš juos ten sufotinau, surodžiau, viską surašiau. Ir jie viską ignoravo. Bet čia, žodžiu, neįsiplės, nes įsiplės šitas video apie šitą viešbutį. Tai nesvarbu. Tai va, tu gražu, iš tikrųjų, tai čia man gražu, viskas labai sutvarkyta yra, tai kaip ir šitam viešbučiui dėl teritorijos, dėl baseino, dėl nu ką mačiau, tai va, kai vaikas primėtė žaislų į baseiną, tai aš paskui juos rankiau nuo dugno, tai dugno biškiai, kai pakilo ten visokių, nu bet tarkim, čia mažai žmonių, gal jie to baseino neišvalo normaliai, nu bet pažiūrėkit, kokio tyčio baseinas, wow, čia tikrai labai smagu, kaip 4 žvaigždučių viešbutis, tai aš skaitau, kad jeigu jisai pilnai veiktų, aš šį tikrai rekomenduočiau, nes man labai patinka. Palyginti su visais kitais viešbučiais, ką aš matęs, 4 žvaigždučių, jeigu kaina protinga, super viešbutis, labai gera vieta, va išeit pasivaikščioti, miestelis visai šalia, su visom medinom, su visom tom promenadom, tai tikrai yra ką veikti, net ir tuo metu, kai čia jau atsibosta būti, tai viskas fainai. Gerai, tai viskas, teritorija visą, daugmaž apėjau, tai reikia baigti šitą, nu, restoranas, iš kitos pusės ateini į restoraną, iš šitos pusės turbūt įeiti negalima, tik tai pamatyti. Labai fainai čia tas restoranas, lauke yra labai tokių fainų vietų. Pas restoranas tai viduje ten nėra labai mielas, bet va čia labai fainai valgyti. Tai va, tai tiek apie tą viešbutį.